Labas rytas, šiandien yra rugsėjo 6 diena, jo kelionės 3 diena. Mes esam už Krokuvos jau, vakar kaip mus paleido, tai atsikėlėm, naktis buvo lievoka, mašinos girdis kaip važinėjo, aš aišku ausinę susidėjau, tai ten tas noise cancellationas gerai padėjo, negirdėjau nieko, bet vis tiek užmigti kažkodėl neėjo, lijo visą naktį realiai. Nuo kokios 2h pradėjo lyt, dabar yra 8 ryto beveik. Mūsų gaspadinė vėl prie podų. Žaibavo dar. Nors šiandien visą dieną lys, bet gal lipsim į kalnus tikriausiai. Lipsim į kalnus, į Zakopanę. Labai smagu man parašė mano sekėjas, kuris mane praeitais metais mane paėmė, kai aš tranzavau iš Lenkijos. Kai važiavau atgal į Vilnių, buvau tuo metu Lenkijoje. Reikia vozę siūst. Yo, hello mate. We are in Krakow on our way to Zakopane, eating breakfast. Thank you again for lifting me up last year. We are trying to go to the Georgia or at least to Turkey. I hope that we will reach the Georgia. Žiauriai smagu prisiminti senų žmonės, kurie mane pavežė kažkada labai kietai. Šita kelionė čia yra kaip Minecraftas, čia kaip išgyvenimas, mes tiesiog turim savo inventorių. Čia netoliau tokių šūdų miegojam šią naktį. Radau maisto. Ei! Svogūnų laiškai. Visio, įmam inventorių. Aišku, ne faktas, kad aš jos bent jau valgysiu. Batai šlapioki. Nors ir papusryčiavom, bet kaip ten sako amerikiečiai, an apple a day keeps doctor away or something like that. Aišku, reikia nusivalyti, nes prie kelio buvo. Galvoju, reikia biškai apsiskus barzą šiek tiek. Gal apsiskus atrodyčiau solidžiau ir manęs galvot, kad šiek tiek solidesnis nesu ir labiau seksis. Savo neckbeardą barzą apsikirpau, iškart sėdėm jau pas žmogų ir važiuojam link Zakopanės. Nedidukai, bet vis daugiau negu tiesiog pievos. Jau. Dziękuję bardzo. Iš priekabos pasiėmėm daiktus, išlipom, pavažiavom 5 kilo, bet iškart jau matos kalneliai, bent jau kalneliai matosi. Lipsim į kalnus taip domai. Aišku, ar mes kažką matysim gražaus? Matysim. Be šansų. Svarbiausia gera nuotaika. Priėjom prie žmogelių, paprašėm, kad pavežtų. Sako, nepavešim, nes pilni, bet sako, galim įpilt. Dziękuję dobre. Šiandien labai chujovai miegojom, tai reikia vaipist. Kad lengviau kalnus skaitusi. Jak woda. A skąd wy jesteście? Skąd? Zabis. Turgelis čia prie tos degalinės stovi. Aš zlotų, aišku, neturiu, aš tik tais kortą atsiskaitinėju. Bičia sako, ne, čia tik tais kešų. Tai sakau, aš tik vieną morką noriu pasiimti. Sako, pochu, imk tą morką, negaila. Turiu morką. Gerai. Degalinėse, kol jau atsibodo tų žmonių prašinėti, kad pavežtų, norisi old fashion way, eit ir nykštį iškišti. O taip norisi tranzuoti. Kodėl Lenkai euro neįsivedė? Va tie, kurie gerai gyveno ir tebegyvena, va tie ir neįsivedė. Žydų kilmės Grybauskaitė galimai. Nėra per daugiausia mašinų, eismas ne per judriausias, bet ne vis laik viskas eina labai puikiai. Kartais reikia palaukti ilgiau, kartais trumpiau. Kaip ir kažkada esu minėjęs, kaip dievulis duoda, tą mes ir turime. Svarbiausia neliūdėt, o laukt. Nes anksčiau ir vėliau vis tiek kažkas sustos. Tai koks tikslas dabar yra liūdėt? Jokio tikslo nėra liūdėt, nes liūdėdamas dar blogiau bus. Žmonės nenorės imti tavęs, jeigu tu liūdėsi. Išvis, kam būt zanūda? Nereikia. O tokie filosofiniai pamąstymai pas mane. Kad palaikyti tokią fizinę formą, reikia kartais ir atspaudimolio padaryti. Kaip ir sakiau, anksčiau ir vėliau vis tiek kažkas sustoja. Mus pasiėmė draugiškos močiutės, kurios turi šuniuką.
kurios jau šuniukų, mus kaip tik iki Zakopanės ir paveš. Labai gerai. Kaip geresnė nuodėga? Labai tikinamas atsakymas. Zavut. Jo, ime. Barbara. O tu Zavut? Ir Barbara? Abidvi Barbaros. Uta, okei. Jo, 3 babos sustojom parūkyt, pirikūrą pasidaryt. Tai pirmajai Barbarai vairuotojai yra 7-6 metai, jinai už barankos vairuoja metų kažkur. Amerikoje buvo, Kanadoje buvo. Nu žodžiu, ta prasme, wow, moteriškės neįlynės, tikrai pensiją savo ne šiaip savkūtį leidžia sudokus spręsdamos, o taip kaip reikia. Nu kai sėdam, važiavam iki kalnų. Opa. Išleido ir viskas, jau esam Zakopanėj, Tad duosim vėliavėlę tetai. Barbarai duosim vėliavėlę. Kūčikas atgal. Kūčikas, jis nori lauką išėjti. Štraukiam savo. Так. Опа. Тут есть сувенир Литва. Памятка. Памятка Литва. Так, дякую баржа. Я дякую, мило було. Дякую. Так. Пока, чао. Па. Дякую баржа. Czekaj, ja muszę wam zrobić zdjęcie. Що? Zdjęcie wam chcę zrobić. Nori nusifotkint. Okej. Повторю kažkur. Дякую, телефона. Що? Czekaj, bo jeszcze ta Czekaj. ładowarka. Не, вода есть, все, хорошо. Дякую, баржа. Bet buvau jo palikęs telefoną pas jas mašinoj, kraunantis, kišu ranką į kišenę, paimti telefoną, kad atsiskaityt. Ir toks tai, bledal, palikau mašinoj pas jas ragelį. Grįžau atgal į tą spotą, kur mus išmetė. Ir jos kaip tik atvažiavo, net nereikia laukti. Žodžiu, update'as iš Zakopanės. Tai jo esmė tokia, kad mano draugas kalnuose buvo pasilikęs lobį prieš 1,5 metų ir jis labai norėjo dabar nueit ir kartu su manim pahaikinant, tuo pačiu pasiimti pakeliui esantį lobį. Aš nemačiau visiškai jokios esmės eit kažkur lipti į kalnus, būtent tik dėl to, nes oras yra tragiškas ir užlipus į kalną tu matysi visiškai nieko. Ir priėmėm sprendimą, kad aš pasiimsiu visus mūsų daiktus, nusileisiu į apačią ir jisai greitai per valandą sugazuos iki savo tos vietos, kur yra paslėpęs savo daiktą, paieškos jį ir sugrįž. Ir taip pats pastebėjau, kad pas mane nosytė labai graži. O, kaip čia gražu, kaip čia gražu yra. Šikna, ta prasme. Fu, neverta kankintis. Tai va, draugas grįžo, ar rado lobį savo? Nerado lobio, nes uolienos ištrupėjo, kur buvo paslėptas. Tenais gamta padarė savo darbą. Ir jinai paslėpė lobį dar geriau, tai dabar niekas jo neberas. Arba kokios voverės užuodė ir suvalgė. Ir dabar voverytėm labai linksma. Nu jo, būna. Nieko svarbu, kad nepraradomės 10 valandų vaikščiodami per šūdiniausią orą, kuris tik tais įmanoma keliauti per Zakopanę. Ir tikėkimės, kad Rumunijoje. Jo, nebegaliu šnekėti. Vengrija tai ten easy peasy. O ne, Vengrija, Slovakija easy peasy. Koks arklys? Slovakija, aš manau, mes šiandien. Kiek dabar yra 4 valanda? Po 4, pusę 5 maždaug. Pusę 5. Šiek tiek vėsų. Užsidėjau termomaikutę. Tai šiandien jau būtų gerai Vengrija. Iki Vengrijos nukeliauti. Sakau, kas ten ta Slovakija? Ten pizutas 200 km įsimešė. Easy peasy bus. Jau turėtume būti Vengrijoje šiandien. Kelias į rojų. Kelias pas dievulį. Va taip atrodo. Čia ant tiek oras yra negeras, kad galima net veipinti, žiūrėkit. Jo, nešilta. Ką tik man tokia mintis įkrito galva, kad stovėt prie aušros vartų ir maldaut išmaldos ir tos pinigus panaudot skrydžiui, techniškai yra tas pats, ką aš dabar darau. Oh shit, sustojo. Oh shit, kaip tik man šnekant stojo.
Hello, do you speak English? Yes. Okay, very good. We're going to the Slovakia. This direction, anywhere, but We need just maybe 5 kilometers yeah, advanced it's direction. good. It's better than nothing actually. Can we? Do you have maps? Maps, yeah, we have maps. Okay. Išvažiuoja, ciao. Va, pavežė, nedaug, bet mums daug ir nereikia. Čia visur, matot, būtų labai gražus vaizdai, jeigu tik nerūkas. Labai gaila. С мамой и с Владом. Žodžiu, mes buvom realiai gal kokių kilometrų 15 nuo Slovakijos. Mus paėmė ukrainietė tokia link kelio, kurio mums reikia, kad galėtume tranzuoti toliau. Bet po to jinai pasakė, kad jinai gyvena 2 kilometrai peškom iki Slovakijos, kur mes dabar ir išlipom, kur ir esam. Bet esmė, kad tas kelias buvo kažkur 40 minučių. Kaip ir nuvažiavom, bet biškai pro žymiai ilgesnį maršrutėlį. Tai va, tu šito kalno yra Slovakija. Ir viskas, pasigaminom vėl vakarienės. Sakė, kad 2 km kelio. Nu, tipo jo, gal ir 2. Bet kopėme čia tokį šikną stačią ir ilgą. Šio, esam Slovakijos žemėje. Slovakija pasiekta. Jo, tai jau mes Slovakijoje. Aš nuogas. Ką tik išsimaudžiau su muilu ir 1,5 litro vandens ir tai mažiau sunaudojau. Labai geras būdas maudytis. Reikia tik tais kamštelio netidaryti pilnai, o tik tai šiek tiek prasuk, kad būtų tokia švelni srovelė, kad taupyt vandenį. Tai realiai užtenka jo 1,5 litro sočiai, kad būtum visiškai švarus. Dabar va prie ugnies biškai pasišildom. Pasišildom, įdžiūnom, apsirengiam ir moralė aukšta iš karto. Labas rytas, šiandien yra 4 kelionės diena, rugsėjo 7 diena, sekmadienis. Domas mums pusryčius gamina, ten akmuo, kur vakar nuogas šildžiausi pasimaudęs. Einam parodysiu, kokie vaizdeliai čia atsivėrė ryte. Tai va, opa! Damn, labai gražu matyti tokius dalykus. Galėtų oras būti dar puikesnis. O ten jau Lenkija. Ten realiai paeičiau kokių 2 minutės ir ten jau būtų Lenkija. O čia Slovakija. Tai mums tenais. Pusryčiai pagaminti. Neturiu įrankio. Reikia tik tais įrankio. Einam susirasim įrankį. Štai. Štai ir turiu įrankį. Leidžiamės ten į apačią. Noriu dar pasidalinti šitais gražiais vaizdeliais, kur mes vakar realiai nieko nematėm. Nu toks. Nusileidom nuo kalniuko, štai toks gražus miestelis, kaimelis, bažnytkaimis, bažnyčia ten stovi. Bet mašinų tai čia ne per daugiausia. Visiškam užpakalį mes esam, jau 2 minučių pėdinam ir ne vienos mašinės nepravažiavo mūsų kryptim. Bet nieko, dar kiek ten, kokie 4 kilai liko ir prieisim kelią normalų. Thank you so much. Bye bye. Ciao. Dėkui. Pavežė netgi šiek tiek toliau negu jisai pats važiavo. Policininkas jis yra. Ciao. Ir mes dabar esam bent jau didesniam kaimelį. Ir čia bus bent jau daugiau mašinų. Stefanas, sveiki. Hello. Sustojom ledų parduotuvėlę. Biškį ledų užkast. Mūsų vešė iki pat, kaip, Kočica? Kočica? The city it is? Ja, Kočica. Ir čia jau bus labai netoli mums Vengrijos. Va, ledų užkandom. Mūsų Stefanas irgi mėgsta autostopint. Buvo Amerikoje, Kanadoje autostopinės. Iki Paryžiui. Žodžiu, per visą Skandinaviją yra autostopinės. Yeah, you hitchhiked through all the Scandinavians, yeah? To the Norway. From Slovakia. And then you went back. And you went back to the Slovakia. Yes. Yeah, that's insane. Irgi keliautas tava. Keliautojus laik pasiimam. Tai labai smagu suvalgom ledus ir kai būnam netoli Vengrijos. That's our country. Yes. Pamatėme lietuvių numeris netgi. I have a little souvenir from Lithuania for you. That's our flag. Thank you so much for stopping, for lifting us. Thank you. Thank you so much.
And we're gonna continue our road. Okay, ciao, good luck, ciao, bye. Esam jau Košicoj, išmetė Košicoj ir dabar mes matom lietuvių mašiną. Einam po prikolų pas lietuvius, pasiklausim, sakysim, sveiki, gal važiuojat į Rumuniją. Nuėjom pas lietuvius pašnekėtai. Ne, lietuviai sako nepakeliuoju, į Vengriją nepakeliuoju. Esam 15 km nuo Vengrijos sienos ir dabar susidurėm su tokiu labai nelinksmų fenomenų, kad kuomet mes tranzuojam, žmonės galvoja, kad mes galimai esam asmenys turintis kontrabandos ar kokių kitų nelegalių, neleistinų medžiagų ir mes jas norim pervežti per sieną. Nors jie galėtų mus išmest prie pat sienos ir mes jau kažko pereit. Ne, tiesiog žmonės gan sunkiai stoja prie pasienio. Čia taip jau visą laiką yra. Kokias 2H jau iš viso esam prie pasienio. 15 km nuo pasienio ir per 2 valandas niekas nepaėmė. Tai pizdu galvojam, jau tipo atsibodo. Einam peškom iki kito nusukimo. Ir ten toks kaimuko keliukai bus. Ir ten gal susišaudysim kažką. Arba jeigu ką jau teks dait. Oh, hell yeah. Atsiprašau. Nu ką, dam iki parduotuvės biškį vandens pasiim, nes jau vandens visiškai nebuvo. Netoli tos sienos, tai einam ieškoti vietų, kur galima patranzuoti. Priėjom pasienį Vengrijos. Tai toks nekoks. Tikrai nekoks. Ir toj bus tas momentas, kur mano koja pasieks Vengrijos žemės. Yra tų skiriamųjų sienos ženklų. Čia matosi ta baisioji, nu tikrai pizdės, kaip atrodo baisiai. Ten net fucking auga krūmai iš vidaus. Čia tikrai šikna, o ne pasienis, o ne pasienio punktas. Bet matau, kad ten ženklas yra. Tai aš manau, kad štai Всё, aš esu oficialiai, manau, Vengrijoje. Jej, valio. O, rado. Galėsi miegot pas furistą kokį nors. Pagelis nuėjo, rado pumpkinamą foką. Tai ten visas laukas tokiu. Mažiukai, čia gal tokia rūšis tikiuosi. Ne, ten ir didesnių yra, aš didelio tiesiog jų panorėjau. Nu, bet jis nebus, žinau, ar sunokęs, bet žodžiu, vakarienį jau turės ką valgyti. Paprastas žmogus yra, kaip ir aš. Gal. Lipsim į apačią. Hop! Ir eisim per čia, kas yra nelegalu Europoje, eit per automagistralės, per autostradas. Nu, bet mes nusižiūrėjom tokią vietelę čia šitą autostradą. Ką jis ten durnelis daro, aš nežinau. Nusižiūrėjom tokią vietelę, kur yra sustojimas toksai, kažkoks furistų, blėt, miegamasis. O, kiek čia rumunėlių, oi, 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 oi. Gerai, per magistralę tai nelegalu, bet eit per lietaus nutekėjimo kanalą. Aš manau, nieks apie tai nėra šnekėję konstitucijai. Tai jo, va ten spotukas toksai 2-3 km gal kokio kelio. Ir nuo ten biškai kažką pasigaudysim, svarbu, kad iki nors kažkokio. Ką tu darai? Ką tu veiki, žiogas? Uik tu, blėt, uik tai. Wow. Ir nuo ten bent jau, kad svarbu, kad nuvežtų iki kokio Degano. Ir nuo Degano jau всё. Jau mes trasoj būsim. Skrysim greitai iki tos Turkijos. Įlipom pas bulgarus į mašinytę ir mus paveš tiesiai iki pačios Rumunijos. Čia žiauriai gerai yra. Susimatysim jau Rumunijai. Čia jau labai daug kilometrų yra, labai gerai. Jau Rumunijai, mes jau Rumunijai. There is 2 gas station. Here. Yeah, no problem. We have some internet. We have all good. I have power bank, yeah. Yeah, thank you for lifting us. Thank you so much. Thank you very much. We have a little souvenir from Lithuania. I know that you've been in Lithuania
but still, it's a little souvenir. Thank you so much once again. Thank you, ciao, ciao, ciao. Thank you. Yeah. Dabar kol kas nieko nenori apart, va, cigarą parūkyti ir eit miegot. Okay. Tai aš irgi kaip ir dabar, kadangi yra... Ant smūgio per vieną dieną dvi šalis įveiktos Bet jis ir mažas. į trečią įvažiuota. Čia tiesiog per daug šiandien. Nu jo, dabar yra tiek valandų, tai ką veikt kažkaip, reikia eiti miegot, kad ryte anksčiau atsikelt. Tai žodžiu, žiauriai smagu, kad mus paraidino tasai bičiukas su savo šeima, maladė, žiauriai, daug kilometrų mums privyrino. Labai gerai, keliaujam. Einam miegučio, einam ieškosim. Nežinau, kur čia rast vietą miegot. Kažkokioj šiknoj miegosim 100%, gal net po tiltu. Nu, gal gerai po tiltu, ne, ten labai garsas didelis. Bet ieškosim, gal kokią dar parduotuvėlę surasim, apsižiūrėsim, kur mes čia išvis esam. Ir rytoj vėl į darbus. Tai va. Jūs galit paklausti, ką mes veikiam palapinėse kartais prieš miegą. Tai aš asmeniškai, man reikia nuvažiuoti iki Los Santos, pasiimti Naragą ir nuo Mentų pabėgiot.